Tai ką, pristatau antrąją kvalifikacijos dalį, kurią galėsite laikyti po 2 dienų nuo hunterio teisių įgyjimo. Per tą laikotarpį aš jūs stebėsiu ir tik tais tada leisiu jums, įvertinsiu jūsų kaip padėtį firmoje ir pasakysiu, ar jūs galite laikyti antrąjį etapą, jeigu jau taip norėsite hidros. Taip, tai ką, pristatysiu neužilgo aš jums tokius, kaip, ką žinau, pabandymus parodant jums, koks bus hidros planavimas. Galėsite nutūpti tik tais vieną kartą, galėsite gydytis tik tais vieną kartą. Ir jūsų užduotis bus nutūpti saugiai, su ratukais įskleistais. Tik tais vieną kartą turėsit gydytis ir stenkitės, kad jūsų neužsidegtų, nei sparnas, nei kažkas kitas. Tai ką, lengva užduotis, bet ką žinau, gali jums jį pasirodyti sunkesnė. Antroji kvalifikacijos dalis bus skersinio kampo lėktuvo, pilotažavimo nepaliečiant tam tikro objekto. Galėsite taipogi gydytis vieną kartą. Nežinau, kaip man čia jums parodyti, bet kažkiek bandysiu. Jūsų užduotis bus pralysti pro tam tikrą kūno šitą tilto dalį, irgi siaurame plote, bet 259 km/h greičiu. Trečioji etapo dalis irgi bus panašiai kaip su hunteriu, bet čia bus, įsamus tokie kaip su speisų nusitaikymai ir bandymai, išmokymai, kaip jūs mokėsite. Parodysite įvairias taktikas, kaip šturme dalyvautumėt, kaip prisidėtumėt ir panašiai. Tai ką, kvalifikacija baigta, dėkui, kad žiūrėjot, kam negaila, +3 užmeskit.